Labas rytas, arba kažkam labą dieną. Čia tokia trumpai. Tiesiog įlindau į savo elektroninį paštą, paskui įleisiu, parodysiu, ką aš parašiau Klaipėdos apylinkės teismui. Nes skaitant vieną sakinį jautęs džiaugsmo gaidelę. Nesupykit labai smarkiai, nors ko man čia nurodinėti. Atsiprašau, nors ir atsiprašinėt man reikia, kad nedarau, mintis tokia, kad taip jau gaunas, kad tiesiog į stebėtojo pusę atsistojus, tai tiesiog stebėjau, kas viskas aplinkui vyksta. Įstengiaus kuo mažiau kištis. O taip noris, taip šūt sverti. Tai va, kaip matot šičia, jeigu sekat šičia tą pelikenę, tą kursorių, peržiūrėkite problemą pasižadėjimas, prašymas 91-92 metai. Čia kur buvo vaizdo įrašas valandos ilgio, valandos ilgumo trukmės, apie tai, kaip mes su Anatolijum įrašėm telefoninį pokalbį apie prasižadėjimus ir prašymus. Ir tas video buvo užblokuotas dėl politinių kažkokių tai, vienu žodžiu, net ne politinių, dėl klėdėsių. Įman duod pasirinkimus tokius. Šičia ar noriu pateikti apeliaciją, ar nenoriu pateikti. Dar kartą atidžiai peržiūrėkit turinį, o aš aniem peržiūrėjimą vatavo. Ir šičia yra dar rimkai sakant, tu pilka, kad silpniau matytos. Ir čia toksai A4. Dėkui Vytautui, kad pasakė, minties davė. Tai čia vat kaip A4 formats, A4 arba 4A. Tai čia išvertus būtų for accept. Iš čia galite rašyti indosament, kaip vekseliuką. Aš anim ir prirašiau. Ar norite su mumis pasidalinti kitą informaciją? Tai aš su jais pasidalinu. Aš anim parašiau. Ten jokiem nusikaltėliam nebuvo grasinama. Prakeiktas iki 7 kartos bus tas, kas blokuos šį ir kitus su šia informacija susijusius video. Spręsti jum patiem. O, klaidą radau. Didžiosios padarykim. Spręsti jum patiem, video blokuojamas bus. Jei video blokuojamas bus, vienareikšmiškas ir neatšaukiamas. Čia buvau normaliai parašęs. Normaliai. Video blokavimas bus vienareikšmiškas ir neatšaukiamas akceptas, jog sutinkate būti prakeikti ir jūsų ateinančios 7 kartos. Paskaitom iš naujo. Ištaisysim klaidas. Ten jokiem nusikaltėliam nebuvo grasinama, prakeiktas iki 7 kartos bus tas, kas blokuos šį ir kitus su šia informacija susijusius video. Spręsti jums, ko gero jums patiems, video blokavimas bus vienareikšmiškas,
ir neatšaukiamas akceptas, jog sutinkate būti prakeikti ir jūsų ateinančios 7 kartos. Ir trečias sykį, kad įsigaliotų visas tas reikalas. Ten jokiem nusikaltėliam nebuvo grasinama, prakeiktas iki 7 kartos bus tas, kas blokuos šį ir kitus su šia informacija susijusius video. Spręsti ko gero yra su. Tik spėju, spręsti jums patiems. Video blokavimas bus vienareikšmiškas ir neatšaukiamas akceptas, neatšaukiamas ofertos akceptas, jog sutinkate būti prakeikti ir jūsų ateinančios 7 kartos. Ir mes jiem pateikėm, kai sakant, dėkojimą už peržiūrą. Ar žinote, kad dauguma kūrėjų niekada negauna antro įspėjimo? Kilus abejonių, ar turinį verta skelbti, visada peržiūrėkite mūsų bendruomenės gaires. Čia labai chytrai, ne? Atmesti, o čia kažkas jiems. Tai va čia buvo tas video, kurį aš norėjau vasario 23 dieną dar paskelbti, dar pakartotinai, nes sekantis. Nes čia buvo viens iš banets. Taks. Tai pažiūrėsim. Čia žiūriu, kai sakant, prenumeratorių 1600-1700 žmonių, bet peržiūrų va čia va, pavyzdžiui, ir tai 5000 čia matomai suverenai žiūrėjo smarkiai. Taks, ten buvo lapkričio, dokumentų paslaptis, pirma dalis, pasižadėjimas, prašymas. Buvo va paskelbta čia, ir priežastis yra, galim pasižiūrėti, kaip aš ten įlendau, pašalinta. Šis vaizdo įrašas pašalintas, nepriimtinas turinys. Peržiūrai aš pasižiūrėjau, peržymėjau jūsų apeliaciją, dėkojame, patikrinote dar kartą, atidžiai peržymėjau jūsų, atsiųsime laišką, galit net nesiūt, net neskaitys. Net neskaitys. Kodėl čia taip įvyko, tokius aš ne tik tiem parašiam, tiem YouTube'am sutraukom. Bet aš parašiau dar ir parašiau va čia va. Čia, matėt. Va, matot kaip fainiai. Gaunas dėl skundo grąžinimo. Tai va, čia toks va. Tokie va, kai sakant, gavau iš teismo, dar pabandyti Klaipėdą, va. Čia Valiui Ąžuolui parašiau, sveikas Valiau. Tai va. Va tokį va. Grąžina skundą įsiteisėjęs Klaipėdos apylinkės teismo 2022 m. gruodžio 20 dienos nutarčiai grąžiname jūsų skundą, pridedama 19 lapų, administracinių nusižengimų bylų raštinės vyresnioji specialistė
Kurakulius, aišku, šičia labai įdomiai, ne, sukurakuliuoji. Nadiežda Miliauskienė. Na ir, karoči, grąžino va čia va tą visą reikaliuką. Nors aš čia Alfonsui Motuzui parašiau pareigos Klaipėdos apskrities VPK viršininkui, Kauno gatvė 6, Klaipėda. Na, aišku, jie ten Klaipėdos apylinkės vyriausias policijos komisariatas, gauta, užsiregistravo, visą kitą. Na, aš čia surašiau visą tą reikalą, kai sakant, užantspaudavau, užmakačiuolinau, na, jis sakė, tipo, čia aišku, paskui dar, buvo papildoms toks dalykas. Sveikas Valiau, čia tas pats barzdotas vyras, kuris žiemą Naujoje Akmenėje užkalbino tave prie mažosios Maksimos parduotuvės ir papasakojo apie tai, jog man surašytas 22 metais protokolas už kaukės nedėvėjimą 1000 eurų, remiantis negaliojančių teisės aktų, kas aiškiai matyti iš protokolo nurodomų aplinkybių. Kadangi viską bandžiau atlikti tik savo jėgomis ir išmokti ginti savo teisę savarankiškai, tai lėmė, jog rašau tik dabar. Nuoširdžiai tikiuosi, jog atkreipsi ne tik savo dėmesį, bet ir iškelsi šią susikloščiusią situaciją į viešumą. Pridedu prie laiško Klaipėdos apylinkės teismo nutartį, kurioje rašoma, jog dabar iš manęs galima paimti viską, nes nutartis įsiteisėjo, nors teisėto pagrindo tam nėra, o priežastis paprasta, taip kaip rašoma tiek apylinkės teismo, tiek apygardos teismo nutartyse, aš nespėjau realizuoti savo teisės, apginti savo teisės. Taip ir rašo ten. Jei kils noras su manimi susisiekti ir plačiau pakalbėti šią temą, mano numeris tratata, pagarbiai vyras nuo savo vardu Gediminas. Nu ir aš Valiai Ąžuolui persiunčiau visą šitą. Aišku, iš Valiuko aš nieko negavau. Tai dabar pasižiūrim, tai vienu žodžiu, kuo aš jam parašiau. Tuoj. Va. Iš Klaipėdos apylinkės teismui, va kaip matot, prieš 30 minučių, 5 val. 11 minučių, parašiau. Labą dieną, grąžiname jūsų skundą. Man nelabai diena, va tavo kovo 21 dieną man nelaba buvo, nes aš gavau iš jūsų išgamos laišką. Labą dieną, grąžiname jūsų skundą administracinių nusižengimų byloje, bet ne man reikėjo. Mentam reikėjo, tam Alfonsui Motuzui. Aš jį parašiau tiesiog šiandien. Tai tą skundą grąžinkit tiem išgamom, iš kurių ir gavot. Nes aš pas jūs, piratai, nesikirpiau, o nuo savęs pridėsiu, jog prakeikiu jūs ir jūsų visas ateinančias 7 kartas už tokius nusikaltimus. Tai va. Tai šiandien tai parašiau. Skirta Klaipėdos kam? Apylinkės teismas. Ir gaunu automatinį atsakymą. Bots parašė, jūsų laiškas adresuotas Klaipėdos apylinkės teismui, gautas. Prašom į sveikatą, turėkit, kai sakant. Nes aš, kaip sakiau, pas mane, kai sakant, yra ir tas. Aš galėjau ten, kur žmonės, praeitais metais čia, kur buvo ant Žvalgaičio, sukvietęs, pakviečiau, sakau, žmonės gal norit atvažiuoti, atvažiavo ten žmonės. Atvažiavo žmonės pasiklausyti. Va čia ant Žvalgaičio, kai suvažiavo žmonės, sumetė ten tų pinigų, paremė, kai sakant. Nei man ten prie tų statybų, aišku, tenais ir prie statybų aš panaudojau dalį tų pinigų, kai sakant. Tikrai aš galėjau tą baudą susimokėti, tipo. Bet, čia būtų, kai sakant, nesipriešint, čia būtų paklusims tiesiog. Čia būtų pasidavims, išdavims savęs, išdavims, kai sakant,
išdavims, įsitikinimus savo, net neįsitikinimus savo esaties ir tai va, tokį klaunadas. Tai pasižiūrėkit čia daug įvairių video, kas ten domitės, pasistengkit, neatsigult paskui durnynus visokius, dar ten kažkur. Tai va. Tai žiūrėsiu rezultatus, nes laiks atėjo pajudėti, pakrutėti. Beje, birželio 20 kažkelintą grįžt Anatolijus. Ir jeigu ans atvarys pas mane, tai mes būtinai susėsim ir dar sykį pašnekėsim apie tą, gražiai, kai sakant, pasistengsim be keiksmažodžių, pasistengsim gal be kažkokių dar ten, be emocijų ypatingesnių. Tai va, pasidalinkit pas savo Facebook'o profilius, pasidalinkit ten tom informacijom visom. Čia matau dar atvirų durų dieną pažaliosius Klaipėdą. Ir žmonės 4000 ten, ta prasme, ten pasižiūri. Ten aš atsimenu, ką aš ten šnekėjau, bet aš atsimenu vieną tokį dalyką, ten nei to valiaus nebuvo, kuo ten tikėtis, ansiuksniai iš Klaipėdos apylinkės, taip pat tenais ir į Seimą tą iškels, ne? Tai tikėjus kepenį pamatyti, bet kepeniaus nebuvo, sėdėjo atstovai ir aš atsimenu vieną tokį tų atstovų posakį, kai nepasakė, kad meškai yra nesvarbu, ar ten meškos daliai ir nesvarbu, katra dalis anai yra, ta prasme, tos meškos kūną, šikna, skėlė, piršts, liežuvis, iltis, nosis, akis, ausis. Tai daliai yra svarbu tik vienas dalykas, kad anai yra meškos dalis. Tai čia lygiai tas pats, aniem yra visiškai nusišikti. Kokiu būdu ane atsirado tam Seime, kokiu būdu ane ten tas knopkės, ta prasme, spaudiniai, aniem pofik yra. Ane į banditai, nusikaltėliai, teroristai. Tai ir jūs dar stebitės, ta prasme, padarysiu dar vieną atskirą video. Jūs dar stebitės, ta prasme, žmonės, kodėl elektros kainos čia taip svirduliuoja, kodėl vis subranksta. Kodėl dabar 3 apylinkėse ar kur ten savivaldybėse paskelbta ekstremali situacija ar kokia ten tipo dėl sausros ir pasirodo tokie straipsniai, nežinau, ten fakes, nesąmonės, kažkokias tai rimtai kaip kledesiai skamba, bet ten kur žmonės vandens trūkst, žmonėms vandens trūkst, palaisti daržus, suodus, ta prasme, kad galėtų savo kažkokį tai užsiauginti agurką ar ten kažkokį maistą, pomidorą. Bus apmokestins sodininkų tas vanduo iš upelį, iš kanalo. Aišku, ten pagal Gentviliuką katras irgi prakeiktasis, vienas iš tų prakeiktųjų yra. Tai sakė, iki 10 kubų kas per parą išnaudoja. Bet, nenustebkit, ta prasme, kad jūsų ten kaimuose, kas gyvena, lauko išvietės, kaip sakant, tie lauko tūlikai bus apmokestinti. Jau dabar aš girdėjau, kad ten tipo apmokestinti, nebegali laukia net pašykti. Tai gali šiek prie savivaldybės, kai sakant, matomai. Arba pačioj įeikit ten prie administracijos. Padėjai lepošką reišiai išreiškiau savo nuomonę pasakyti. Tai va. Ir tiek norėjau pasakyti, kai sakant, ofertą pasiūlėm tiem išgamam. Dirbtinis intelektas gali, kai sakant, pasigeneruoti savo tos visus procesus, ten kažką. Ar sutiks ten blokuoti, nesutiks, kubiliuks irgi asmeniškai tau skiriu, kubiliaus sūnelį, kubiliuk.
Nori būti prakeiktas, užblokuok ten tą video, kad taip jau tipo blokuoja. Nu ir aišku, visi likę tie išgamos, kad tenais kišnagus, duodi sakymus tokius, tame tarpe Bilotaitės, visos ten tie Landsbergiai, Šimonytės, visos tie visi Patridauskai. Ir tie, kad tiktais pabandys paluoti ant šito video ar ant bent kažkokią kitą video, turėkit omeny, kad aš, kai sakant, nesitsackinsiu nafik, tai paimsiu, tiesiog padarysiu atskirą video tokį, arba padarysiu tiesiog apeigas. Vat kaip sekmadienį žmonės eina į bažnyčią, meldas kažkam ten, aukoji, valga Kristaus kūną, ger Kristaus kraują. Aš tokiam apeigom neužsiimsiu. Nenoriu aš būti ten kažkoks tai prakeiktasis. Pats per nežinojimą kelis kartus esu buvęs bažnyčiai. Bet kai sakant, dabar, kai jau atsiver palengva tos akis, tiesiog. O jau kaip jau ten bus toliau su ta mano siela, su reikaliukai, su to Dievu, tai aš kaip nors ten susibazarinsiu sonui be jūsų pagalbos, be niekieno kito, kai sakant, jau aš pats už save pabandysiu pastovėti. O toliau turėkit omeny, kai sakant, gyvenam ne vieną kartą, jeigu jūs galvojat, kad gyvenat vieną kartą, aš manau, kad jūs klystat. Bet čia mano tik tais tokie subjektyvūs pamastymai, pamislimai, tai dėkui, kad pasidalinat, dėkui, kad žiūrit. Ir gilinkitės toliau, tai visus tuos bent jau perklausykit. Vieną kartą, aš sakau, aš kartais prisėdu, man tai pabydna, kur čia toksai biški tipo lengvas pliotkų lygmenį, ta prasme, kur nereikia smegenėm dirbti, va. Pukšt, po 1000, po 2000 ten peržiūrų. O kur yra jau biški ten tokias biški konkretesnės, smarkesnės informacijas, nes, kai sakant, tai tenais tų peržiūrų ten toks mielačius ir neįdomu, jums neįdomu. Jeigu žmonėm ir neįdomu žiūrėti, kai sakė, natūralus klausimas, o ką man daryti? Bet aš kaip kažkokiam video esu sakęs, tai sakiau, kad čia kaip atmintinė. Ir tą platformą YouTube naudojus tik tais tam, kad galėčiau, kai sakant, mane sąžinės graužatis neėst. Tai jau. Toks trumps video ir bus. Gal per ilgs. Pabandysim trumpesnės. Bet kai trumpus darau, tai pastebėjau čia, kur aš dariau su užuominom, su namiukais tenais. Parodžiau 2 metus, sutraukiau į 8-9 minutės 2 metų darbą, kur aš buvau, kur aš ėjau, ką aš dariau, ką aš sakiau, kas man buvo, kas ką kits darė. Žmonės sako, tu norėjai pasiklausyti, ta prasme, tu norėjai, kad aš paklausyčiau ten, per žalimą šičia tuo, net nežiūrit, jums pohui yra. Tai, tai čia į absurds, su nuorodom, pohu, 1000, antras buvo per daug sunkiai. Ką jums nepatinka, kad aš keikiuos? Kai sakant, ne kartą esu sakęs. Ir skirtumo, kaip aš jums pateikiu tą informaciją. Aš jeigu jums duočiau apšiktą aukso luitą 2 kilogramų, hipotetiškai, ne. Jeigu aš turėčiau 2 kilogramų aukso luitą, jūs tą žinotumėt, kai yra 2 kilogramai aukso luitų, aš apšikčiau, aptrėščiau, apvemčiau, apmyščiau. Išterliuočiau visą su šūdais. Smirdėtų, nežinau, per 100 metrų. Jūs irgi nepriimtumėte, ne? Pamastykit.
2 kilogramai gryno aukso, apšiktas, apvemtas, apmyštas, bomžo karočią ten aptorčintas. Tai neimtumėt, ne? Sakytumėt, pasilaikyk pats savo. Tai vat, pagal tas peržiūrų skaičius, čia kur yra aukso luitas, karočią, jums ta sušikta panacėja su nuorodom yra. Nuo jūsų elektros kainų, nuo jūsų visų ten tų apribojimų, nuo visos tos kitos huinos. Jūs, tai va, nesistebėkit, kai jūs nežiūrėdami, nesigilindami, dar netgi pažymėdami, kai jums nepatiko, o 2 nepatiko. Nu, tai, nežinau, tai jūs ir neverkit. Kai sakant, kas beliek pasakyti, ne? Pasakyčiau ant liežuvio galas to, bet tikrai nesakysiu.